Labas vakaras. Labas vakaras. Šiandien mūsų tema, tokia metų pabaigos tema. Tai dar palauksiu kelias akimirkas, kol prisijungs jūsų. Ir mes tada keliausim į šitą temą. Labas vakaras, matau sveikinatės, labas vakaras. Labas vakaras. Labas vakaras. Sveiki, sveiki. Tai šiandien ta tema tokia mūsų pabaigos. Ir buvau čia prieš šitą kaip laivą, atėjo mintis padaryti. Galvoju, reikia metų uždarimui kažką tai tokio tą temą pasiimti. Ir kažkaip galvoju, baigėsi metai, reikia apie tas pabaigas pakalbėti. Ir parašiau šitą istorijos įdėjau tą klausimą apie pabaigas. Tai kažkaip galvoju, bus ta tema tokia, kažkaip metų užbaigimas, va čia toks laikas, ar ne, pilnatis ir metų pabaiga ir atrodo taip gera užbaigti tos metus. Ir tokie atėjo sunkus klausimai jūsų, kad galvoju, tie metai ne visiems tokie lengvi, ne visiems jie taip paprastai iš tikrųjų užsibaigia, nes tikrai tokios labai skausmingos, labai gilios temos. Kiti net ne istorijus parašė, o asmeninius tokius laiškus su labai sunkiom situacijom. Tai tai mane asmeniškai nustebino, kad tie metai ar ne būna skirtingai, su skirtingais etapais mes juos išeinam, būna kartais mes juos išeinam labai fainai, labai paprastai, labai lengvai. O būna kartais į tuos naujus metus, ar ne, visgi reikia išžingsniuoti su kažkokiom labai sudėtingom situacijom. Tai ir tas situacijas, ar ne, tai mes šiandien truputėlį praeisim tas situacijas, ką jūs rašėte į istoriją ir apskritai pakalbėsim apie tas pabaigas, kas yra ta pabaiga ir kodėl jinai netgi savotiškai reikalinga ir kaip tą pabaigą išeiti lengviau, nes didžiausia turbūt ta pabaigos gal tas momentas yra, kad mes dažnai nežinom, kur einam. Ir kas laukia po to, ar ne, ir mes labai dažnai tos pabaigos nenorim, jeigu yra baimė. Nes būna kartais baigėsi kažkas ir tada sakom, ačiū Dievui baigėsi, ačiū Dievui išsidarė šitas etapas, pagaliau, ar ne, kaip gera. Ir tikrai iš jūsų laiškų supratau, kad ne visiems taip gera, kad tos pabaigos kažkam yra ir labai sunkios. Tai pabaiga, mes labai šiaip būna nenorim tų pabaigų, mes labai norim pastovumo savo gyvenime, kad viskas būtų patogu, kad viskas būtų pastovu ir tas pokytis, savotiškai pokytis dažnai nežinomybė, jisai mus gazdina. Tai pabaiga, ar ne, ir dalinotės tokiom, aš jau susirašiau net tas situacijas į užrašinę. Tai pavyzdžiui, ar ne, tokius dalykus net yra ką pabaigti, tai pavyzdžiui, kaip pabaigti emocinį valgymą buvo vienas iš tokių temų, paskui kaip savęs kaltinimus pabaigti, kaip išeiti iš gėdos jausmo, kaip išeiti iš stipraus įsikabinimo į identitetą, ar ne, subasmenybė labai stipri susikūrus. Kas čia pabaigos, labai daug apie santykius, labai daug buvo žinučių dėl santykių pabaigos, tai kad santykiai palieka, skiriasi, bijo išeiti kažką, tai čia ir buvo keli net laiškai, kad paliko, paskui irgi nori kažkas padaryti tą pabaigą, bet bijo dėl antros pusės, kad antrai pusei bus per skaudu. Tai ir tokių daug emocinių, kad norisi kažkokias emocijas užbaigti. Tai buvo ta ir kaltė, ir liūdesys, ir pyktis, ir atstumimas. Daug atrodo, net kai kurios žinutės buvo, atrodo, čia gal ne apie pabaigą, bet taip giliau pakontempliavus galvoju visgi apie pabaigą.
Tai va, tai su ta pabaiga, ar ne, ir pirmiausias tas dalykas, kad ką mes turim apskritai gal mąstyti, man patinka, kuom budizmo filosofija yra paremta labai stipriai, tai laikinumas. Ir mes tikrai norim to pastovumo ir turim tarsi tokią priešpriešą, kad viskas yra laikina, bet mes norim to pastovumo. Ir čia šitų dalykų nereikia bijoti, kad viskas laikina. Reikia leisti savo tą labai giliai apmastyti ir giliai prasinešioti tą mintį. Ir netgi tas pastovumas, ar ne, kad ir kaip jau norisi, viskas kinta šitoje realybėje ir dažnai kinta, pavyzdžiui, mes ypač jeigu turim santykių su kitu žmogumi, tai kinta ir taip, kad mes keičiamės, kitas žmogus keičiasi, visatoje viskas keičiasi ir mes niekur negalim sukurti to tokio pastovumo ir mes iš tikrųjų taip žvelgiant mes turim nuolatinės pabaigas. Turim dienos pabaigą, turim ryto pabaigą, turim savo gyvenimo pabaigą, turim žiemos pabaigą, metų pabaigą. Tai va, tai tos mokyklą kažkas baigia, universitetą, santykius, įvairiausios pabaigos. Ir budizme vienas mokytojas yra pasakęs, kad nuostabiausias laikinumo mokytojas yra gamta. Kad mes, ar ne, tarsi pradžiai, jeigu sunku savo gyvenimą prakontempliuoti per tą laikinumą, kad sėdžiu, žiūriu, kaip įdomu, viskas laikina, čia tokių planų turėjau, tie planai pasibaigė, ar ne, kažkas tai vėl vyko, vėl pasibaigė. Bet va tas pradžiai, jeigu tas yra nemalonu, tai galima prakontempliuoti va tą gamtą, ar ne, kad pasižiūrėti, kaip joje viskas keičiasi. Ypač su Lietuvos gamta, tai sakau, Lietuvos gamta, tai kaip moteris nepastovi kokia. Tai lyja, tai sninga, tai vėl čia kažkas, ar ne. Tai tas laikinumas mūsų lietuviškoje gamtoje, jisai labai švyti. Tai va, tai galima, ar ne, pradžiai per gamtą žiūrėti, kad viskas laikina, viskas nepastovu ir pratinti save prie tos minties. Mes turim šiaip labai stipriai su tą mintim susigyventi laikinumo. Tai va, ir toliau, kas dar su pabaiga, tos pabaigos reikalingos, kad kažkas gimtų, nes be pabaigos nebus pradžios, ar ne, yra tarsi tas ciklas, pradžios, pabaigos ciklas. Ir va tai pabaigai irgi reikia laiko, kaip gimimas jisai nevyksta labai staigiai. Gamta ar ne pavasarį, kaip atgimsta, visą žiemą gamta pramiega. Jinai kaupia resursą, dedasi viską medžiagas į save ir paskui pavasarį jinai atbunda ir prasideda tas tarsi gamtos gimimas. Jisai būna išlauktas, išturėtas ir tas gimimas, ar ne, jisai vyksta su laiku. Mirtis, va ta pabaiga kažkokio etapo, jinai irgi vyksta su laiku ir mes iš to vietoj turim duoti savo laiko. Būna tas, kad kai ateina ta pabaiga, ar tai santykių pabaiga, ar mes ten norim kažką kitą užbaigti, kad mes labai norim, kad viskas spraktelėjau pirštais, opa, ir viskas, man ten emocijos nuėjo, viskas paprasta, viskas lengva, bet šitas dalykas pabaigos, tas etapas, jisai yra etapas ir tą labai svarbu suprasti, kad čia aš turėsiu duoti savo laiko, kad turėsiu duoti savo laiko išbūti tome pabaigos etape. Tai va, tai ar ne, ir pasirinkti gal kartais kiek aš laiko būsiu, nes jinai pabaiga, jeigu mes kalbam apie tą tokią sunkesnę pabaigą, tai būna taip, kad norisi greičiau išeiti, užtrunkam ir kartais užtrunkam per ilgai tose pabaigose. Nežinau, po kelis metus iš kažkokių situacijų neišsikapanojom, ten iš darbo neišeinam, kur jau žinom, kad senai reikėjo užbaigti. Tai pabaigai yra apskritai net ir su tom emocijom kalbant, ar ne, kurias reikia užbaigti, ten iš santykių, iš kurių reikia išeiti. Tai kad reikia priimti sprendimus ir be sprendimų čia nieko nebus, ar ne, kad sprendimas, kada galbūt išeinu iš darbo, kada galbūt išeinu iš tų santykių, kas turi būti, kartais turim nuspręsti, kas turi būti manyje pažeista, kad aš netgi išeičiau, nes žmogus yra kantri būtybė, šiaip pasižiūrėjus, nors būna mes pritrūkstam kantrybės, kaip sakau, skaitydami knygą, ten besimokydami kažką, bet žmogus, kai jisai kenčia, jisai gali būti labai kantrus. Ir žmonės, aš pavyzdžiui per konsultacijas tą stebiu, kad žmonės pakelia nenormaliai didelius kančios kiekius. Jie taip įpranta prie tos kančios, kad tarsi aš būsiu tame ilgai, ir kažkas gal pasikeis, su tavo tokia idėja, kad galbūt kažkas pasikeis, gal kažkas, nežinau, įvyks. Ir tarsi atiduoda, ar ne, tą atsakomybės jausmą kažkam kitam.
Ir čia mes būna kartais negalim su laiku nuspręsti, kur mes ten kažką tai pabaigsim, bet mes galim kartais pasižiūrėti, jeigu mano vertybė kažkokią labai stipriai pažeidžia, užgauna, kad aš ar ne jau keliauju į tą pabaigą. Arba galim datą nusistatyti, nežinau, ten norit iš darbo išeiti, pabaigti. Ir nusistatom datą, kada aš baigiu tą etapą. Kartais tai yra toksai visiškai vidinis sprendimas, ar ne? Galbūt jūs ten, nežinau, savo savybę kažkokią tvarkotės. Ir aš priėmu tavo sprendimą, kad aš baigiu šitą dalyką, va, kad ir ten emocinė, kaip buvo vienas klausimas apie emocinį valgymą. Kad turiu šitą, ar ne, emocinį persivalgymą galbūt ir viskas, aš nusprendžiu, kad aš noriu uždaryti šitą temą. Ir aišku, būtų fainai, kad aš jau rytoj tos problemos nebeturiu, pernakvoju ar ne, permiegu ir viskas, atsikeliu naujai. Bet būna taip, kad ta problema išlieka. Ir va tam po sprendimo priėmimo, kad aš išeinu galbūt iš kalties jausmo, ar ne, aš priėmu tą sprendimą, kad viskas, aš nusprendžiu užbaigti šitą etapą, viskas, kad aš nebekaltinsiu savęs, nusprendžiu užbaigti šitą etapą, kad aš nebepersivalgysiu, nusprendžiu užbaigti šitą etapą, kad man po kažkokių santykių yra sunku, kurie nutruko ir aš viskas noriu pabaigti tą sunkumą vidinį kažkokį. Ir mes, kai priemam tą va tokį vidinį sprendimą, mes turim, aš jau pasižymėjau irgi, kad pasidaryti tokį tarsi planelį, kaip aš savo padėsiu, nes va tas, ar ne, kad jūs pradėję įeiti į pabaigą, turi tarsi išlaukti to naujo gimimo, subręsti tam naujam gimimui. Ir va tam, kad mes subręstume tam naujam gimimui, kai man išėjus iš santykių nebeskauda, kai aš jaučiuosi gerai, kai, nežinau, aš tiesiog išeinu iš to persivalgymo, išeinu iš savo liūdesio, išeinu iš to pykčio, ar ne? Ir mes žinom, kad savybės nesiugdo taip greitai, būna žmonės taip patys save apgauna, aš nepykstu, viskas, aš jau pykčio nebeturiu. Nesakau, aplinkybės nesusiklostė, turėsit, ar ne, aš ten pavydo neturiu, kažkas sako, turėsit. Tai va, bet tam, ar ne, kad nebūtų tie žodžiai, tik tušti žodžiai, kad aš nusprendžiu, kad aš nebepykstu ir aš viskas nebepykstu. Mes turim pasidaryti tą tokį juodą vidinį darbą. Ir va čia mes, kad galėtume lengviau išeiti iš tų etapų, kad tai nebūtų tokiam mentaliniam lygmenyje prasisuko mintis ir viskas, ar ne, paleidžiu, mes turim realiai pasidaryti galbūt netgi sąrašą patys savo, ką aš padarysiu, kad aš išeičiau iš tos problemos. Kaip aš realiai šitą savo kažkokį asmeninį iššūkį pabaigsiu. Ir nesvarbu, koks tai iššūkis, ar ne, mes galim turėti ten jų krūvas, bet vien tas, ar ne, kad viduj savo pasakymas ir va tada tas listas, aš kaip būna meditacijos instruktorius mokinu, kad sakau, pirmiausia irgi, va, kaip dirbam su savo vidiniam savybėm, tai mes būna ir ne taip norim labai dažnai akcentuoti, kad apie save mąstyti pozityviai, afirmacijos, pozityvusis ten ugdymas, kad visada šypsotis. Nereikia čia, sakau, apsimetinėjimų, nereikia tų fantazijų, kad kartais mes turim pasidaryti ir savo tą vidinį blacklist, ar ne, kad manyje yra tokia bėda, tokia bėda, tokia bėda ir kaip aš ją gydysiu. Ir va čia savo pripažįstu, ar ne, ta tokia vidinė išpažintis, kad yra bėdų krepšelis, aš jį aiškiai įsivardinu ir pasižiūriu, ar ne, va dabar, ką aš galiu padaryti, kad aš, va, pavyzdžiui, išsigydyčiau, nežinau, ten kažkokią vaikystės traumą, kad išsigydyčiau kažkokį liūdėsi, kad išsigydyčiau pyktį. Ir aš net galite atsisėsti prie interneto, paieškoti straipsnių, ar ne, pasižiūrėti kažkokių video ir pasigalvoti, kokius metodus aš galiu būtent pritaikyti va šitam savęs gydymui. Nes mes kartais turim ten tų vidinių kažkokių dalykų, praeis kažkaip savaime išsispręs. Ne, mes turim dėti pastangas, nes pastangos ir yra būtent tas rodiklis, kuris traukia mus į priekį ir padeda išeiti, nes tik eidami mes nueisim, kažkur nėra kito kelio. Aišku, kaip sakau, būna kartais įvyksta žmonėm kažkokie nušvitimai per naktį, kad, nežinau, tiesiog kažkas ar ne susivokė ir nusiplovė kažkokia, nežinau, emocija, kažkoks skausmas, tikrai būna tokių dalykų, būna kiti kažkokių haliucinogenų pavartoja ir įsivaizduoja, kad kažką suvokė, bet paskui vis tiek iš praktikos matau, kad grįžta tos pačios bėdos. Tai va, ir tas darbas vidinis, jisai turėtų būti palaipsninis, kad mes tarsi sluoksnis po sluoksnio ten krapštam iš savęs tuos dalykus ir va tada mes einam taip sąmoningai tarsi tą pabaigos atkarpą,
o ne tai, kad ar ne, pagalvojau ir paleidžiu. Tai pasidarykit savo juodąjį sąrašiuką vidaus ir leiskit savo susitikti su tais savo vidiniais iššūkiais, nes pavyzdžiui, neseniai čia turėjau tokią konsultaciją dėl tylos stovyklų, tai irgi kalbėjom su vienu guru, kalbėjom, kaip pagerinti tylos stovyklas, ką reikėtų akcentuoti, kaip įvesti žmogų į tas praktikas, kaip išvesti. Ir man guru sako, kartais žmogui gali būti tai baisu susitikti su savimi, su savo vidumi, nes jis pamato, kiek daug ten juodumos viduje ir sako, man ten davė irgi patarimus, kaip dirbti su žmonėmis, kad, pavyzdžiui, žmogus nebūtų sužalotas netgi po tylos stovyklos, nes kartais ta tyla ar ne, gali tas atsisukimas toks stiprus į vidų, gali patį žmogų išgąsdinti, kiek ten to juodumo viduje. Tai va, ar ne, ir tam, kad mes turėtume tą kontaktą su savo tuo, kaip psichologijai būna, taip įvardina šešėliu, ar ne, kad mes turėtume tą kontaktą, mes turim sąmoningai atsisukinėti. Ir nereikia pasidaryti paskui kažkokios dramos, kad, o Dieve, koks aš blogas žmogus, ar ne, kaip čia su manim viskas blogai. Ne, tiesiog yra tam tikrų problemų, viskas okei, aš jas matau, aš jas sprendžiu. Nes būna paskui dar kitas variantas, kad žmogus atsisuka ir tada įkrenta į aukos vaidmenį, koks aš čia vargšas, kiek pas mane problemų, koks aš blogas žmogus, ten pradeda savo vėl etiketės naujas klijuoti, nei blogas, nei ką, tiesiog yra problemų, o kas neturi tų problemų, ar ne? Gal nušvitę žmonės ir neturi, bet jie irgi pasidarė turbūt tą didelį vidinį darbą juodą. Ir tada jau viskas okei, ir jūs busit kažkada nušvitę, ir aš, kai pasidarysim tą didelį vidinį darbą juodą. Tai va, tai nepabijokit atsisukti į save, kai būna per jaunatį rašosi žmonės norus, manifestacijas, tai prisėskit jūs savo kurį vakarą ramiai ir susirašykit savo šitos visus dalykus negatyvius. Ir va tada žiūriu labai adekvačiai, ar ne, be jokios dramos, be jokios aukos pozicijos, ką aš galiu padaryti su tuo. Ar man reikia, nežinau, psichoterapinės pagalbos, ar man reikia meditacijos kažkokios, ar man reikia, nežinau, savanorystės kokios, jeigu ten, pavyzdžiui, savanaudiškumas didelis, ar ne, jeigu godumas didelis, gal ten paaukoti kas kartą, ten, nežinau, kas mėnesį pinigų kažkam. Tai va, ir pagal situaciją žiūrit, ką galiu padaryti. Ar ne, ten va, kaip pavyzdys kalties jausmas, kad vaikšto iš paskos, gal man reikia pas psichologą pavaikščioti, psichoterapiją, atkapstyti, dėl ko jaučiu kaltę, ar ne, kiek ta kaltė pagrįsta, kiek jinai mano, kiek jinai primesta. Tai va, mes turim turėti, aš kaip sakau, tokį labai sąmoningą ir racionalų kartais dialogą su savim, nes mes dažnai turim tos vidinius dialogus ir jie būna tokio labai stipriai jausminio pagrindo, kad aš čia blogas žmogus, kad man nepasisekė, aš nevykėlė, man čia va niekas neišeina. Stop, ką darom? Ramiai, žmogau, ramiai, ką darom, ar ne? Tai va, tai šitie dalykai. Tai prie pabaigos, ką ten galima dar padaryti su tą pabaigą, kažkaip tai irgi va dar laivui, kaip ruošiausi, čia taip savo dėliojusi mintis, tai pagalvojau irgi, kad mes su pabaiga turim tuos įrašus labai dažnai vis tiek yra mūsų protas toks, kad mes informaciją nuolat tarsi renkamės iš išorės ir dedamės į save, dedam. Ir, pavyzdžiui, knygos būna kaip ar ne, kad baigėsi viskas laimingai, ilgai ir laimingai. Ten pasakas skaito mums vaikystėje, ar ne, kad ilgai ir laimingai jie ten gyveno. Pasižiūrim kažkokius romantinius filmus ir tam dažniausiai tos laimingos pabaigos ir vėl ten ilgai ir laimingai, ar ne. Ir aš taip galvoju, bet kartais būna tai trumpai ir nelaimingai. Tos pabaigos, ar ne, tokios, kad trumpos ir nelaimingos, ypač santykių istorijos. Tai va, tai šitas dalykas, ar ne, tai kad apskritai va, su santykiais irgi dar tokių galvoju pasidalinsiu patarimų, nes buvo labai daug klausimų, praktiškai 80% dėl santykių, kad sunku po skyrybų ir kas dar tenai buvo, dėl visokių kitokių subtilesnių niuansų po skyrybų, bet vienas tų momentų, kad po skyrybų sunku išsiskyriau, netikėtai, tikėtai, bet vis tiek, ar ne? Tai būna tas sunku dalykas vienas dėl ko, kad nėra labai stipraus emocinio pagrindo. Turi būti po žmogų emocinis saugumas.
Ir aš kaip sakau, mes daugelis esam augę tokiuose kaip šeimose, ar ne, kurios buvo suniokotos gan stipriai Sovietų sąjungos, buvo suniokotos karo, to šleifo tokio. Ir daugelį vaikų, kai augino, kad jie negavo to tokio emocinio saugumo. Kažką mokykloje užgauna, ar ne, ten iš kažko pasityčioja, kažkas su kažkuo susipyksta klasėje ir grįžta tas vaikas namo ir jisai nori paguodos, nori užtarimo. Jisai patiria kažkokius savo vidinius dalykus, emocinius. Ir mes, to vaiko tarsi, ne mes, o gal mes buvom tie žmonės, ar ne, kurie nebuvom apgaubti tuo tėvų globa, tėvų rūpesčių, tuo palaikymu, ar ne, kad aš tave apginsiu, aš už tave pastovėsiu, ar ne, nes vaikui to reikia. Vaikams tas yra gyvybiškai svarbu. Būna, ar ne, kad mums dėl kažko emocijos sukyla ir mes vėl negaunam to palaikymo. Ir pas daugelį yra su žmonėm irgi taip dirbant, tą tikrai labai dažnai žmonės akcentuoja, kad nėra viduje to stipraus saugumo jausmo, ten bijo iš santykių išeiti, nes tai pinigų nėra, tai dar kažko tai nėra, tai negalės savim pasirūpinti ir panašiai. Tai dėl prisirišimų kažkokių negali išeiti. Ir tas, kai mes turim stabilų pamatą, čia net jeigu žiūrint į čakrų sistemą, tai pirma čakra, ar ne, tai yra saugumo bazė, jinai gyvybiškai svarbi, jinai ypatingai stipriai formuojasi pirmais gyvenimo metais, pirmi metai pas vaiką yra pirma čakra ir dėl to vaikas, ar ne, kaip sakau, nori valgyti, rėkia garsiai, nori ten vėl kažko, biškiam kažkas tik tai nesaugu, ar ne, ten mamos nėra, vėl jisai rėkia garsiai. Ir čia, ar ne, ir aišku, tas pirmos čakros temos, jos tęsiasi ir toliau. Ir jeigu pa žmogų nėra sukurta tokio stipraus saugumo, jisai tada, kai išeina iš santykių, jam tarsi sudreba visas pasaulis. Nes aišku, ten būna dar ir programos kažkokios sudėtos vaikui į galvą, kad tau galbūt ten reikia antros pusės, kad ten dviese saugiau, kad čia dviese maloniau ir panašiai, ar ten filmų tos istorijos susidėjusios. Bet didžioji dalis tikrai apie, 80% būna taip, kad tiesiog žmogui nėra saugu tarsi likti pačiam su savimi, nes yra ta padaryta vaikystėje tokia, kaip pasakyti, nėra vaikystėje sudėto to pamato ir paskui mes ant to tarsi pamato nėra, bet mes pastatom kažkokią pilį ir jinai sugriūna ir mes tokie liekam visiškai tušti. Ir čia reikia labai tą atkreipti dėmesį, ar aš turiu emocinį saugumą, kad ar ne, išėjo kitas žmogus ir realiai, aš likau su savimi, aš likau su pačiu brangiausiu žmogumi. Ir aišku, normalu, kad yra etapai, kai mes ir ten papykstam, ir paliūdim, ir paverkiam, bet tai nėra, kad mūsų greuna, nes būna, pavyzdžiui, žmonės, kurie dėl skyrybų nusižudo. Būna kažką iš darbo atleidžia, žmogus nusižudo. Ir tas varne, kad nėra to gilaus santykio su savimi, nėra to saugumo ir tarsi žmogus kažkas atrėmė savo tą visą saugumą į santykius, kažkas atrėmė visą savo saugumą į darbą ir šitie dalykai pagriuvo ir žmogus net pabaigė savo gyvenimą. Kaip esu girdėjusi tokį pasakymą, kad žmogui Dievas duoda tiek, kiek jis gali pakelti. Ir aš tiesą sakant, šitą citatą netikiu, nes aš mačiusi nemažai savižudybių, kur žmogus nebegalėjo pakelti. Ir tas ar ne, kad žmogus realiai nebegalėjo pakelti, nusižudė, kartais net atrodo tiesiog paprastą gyvenimą gyvenantis, nei ten net esu mačiusi prieš metus kažkur tokį atvejį, kur žmogus nusižudė, nors nebuvo net, pavyzdžiui, tai pasižiūrėjus, nei ten skyrybos, nei ten kažkokios, skausmingos patirtis, o tiesiog ar ne, ir kad žmogui nėra saugu su savimi, čia yra pirmas dalykas, ką mes turim susitvarkyti, nes jeigu čia nėra to saugumo, jeigu nėra sudėta pamato, mes ten būna pakonstruojam, kurį laiką ten sulipdom, kažką tai padarom, bet vėl paskui, ar ne, kažkas išeina, kažkas nutinka ir mes sugriūnam. Ir Lietuvoje ypatingai didelis žmonių skaičius vartoja antidepresantus, nes šita vieta nesutvarkyta. Nėra to gero santykio su savim, kad aš likau su savim, ar ne, ar tai po darbo netekties, po kažkas šeimos nariams atsitiko, kažkas mirė. Esu netgi turėjus tokiu atveju, kur, pavyzdžiui, mama mirė pas moterį, vyresnio amžiaus moterį ir jinai negali atsigauti kelis metus.
Ir va tas, ar ne, kad tarsi mano pačios asmenybė, jinai nėra emociškai saugi, man nėra saugu su savimi, aš tada statau ant kitų dalykų va tą savo saugumą. Ir va šitoj vietoje, ar ne, mes turim labai stipriai pasižiūrėti, ar ne, va, kad ta pabaiga, jinai realiai yra saugi. Ir va tas, ar ne, tai nėra tik žodžiai, kad jūs dabar savo kartosit, pabaiga yra saugi ir panašiai, bet turi būti viduje va tas va labai gilus, labai stiprus saugumo jausmas. Ir pavyzdžiui, va tokie, ar ne, kaip klausimai, ar aš jaučiuosi mylimas, padeda mums atsakyti, pavyzdžiui, ar aš santykiuose esu, pavyzdžiui, ar jaučiuosi mylimas su tėvais, su broliais, su sesėm, su draugais, ar ne? Nes čia yra būtent šitie klausimai apie mūsų saugumą. Ar aš jaučiuosi priimtas? Jeigu jaučiuosi nepriimtas, ar ne, tai gali būti ne tai, kad ten kitą žmogų kaltinu, bet gal tai yra mano paties problema, nes mes pirmiausia patys turim save priimti, o būna reikalaujam iš aplinkos, kad mane priimk. Arba ta frazė, aš galvoju, kažkada man bloga bus nuo tos frazės, nes čia internete vienu metu tiek plaukio, kad kaip ten buvo parašyta, kad turime priimti vieni kitus tokius, kokie esame. Nu jo, galvoju, čia labai, žinot, kaip ta frazė, būkite čia ir dabar. Kaip sakau, tos skambios frazės, kur visiems jau bloga nuo jų. Tai va tas, ar ne, kad turite priimti vieni kitus tokie, kokie esate. Ir mes iš tikrųjų nepriemam vieni kitų. Pasižiūrėkit, kas darosi žmonės, kai bendrauja ten toli gražu iki to priėmimo. Ir sakau, jau geriau tų frazių nekartoti, nes jos atsisuka paskui prieš mus. Tai va, tai tas, ar ne, priėmimas, kad mes, jeigu realiai mes išmoksim patys save priimti, mums nebereikės šitos frazės nei ten internete šėrinti, nei ten kažkam tai laidyti, nes jums tai tiesiog bus antiek natūrali būsena savęs priėmimas, kad nereikės, ar ne, to reikalauti iš kitų žmonių. Tai va tas emocinis saugumas, ar aš jaučiuosi mylimas, ar aš jaučiuosi priimtas, ar aš turiu žmonių, kuriais galiu pasitikėti. Ir tas pasitikėjimas irgi va, apie tą emocinį saugumą, ar ne, tai turi būti irgi va tas emocinio netgi saugumo ženklas, irgi, ką galite atkreipti savo gyvenime dėmesį, ar sugebat sukurti tvirtus, tvarius santykius. Ir tai gali būti santykis, net nebūtinai su antra pusė, tai gali būti santykis su draugais, tai gali būti santykis su mama, tai gali būti santykis su tėčiu, su broliu, su sese, dar su kažkuo. Ir va tas santykis tai netoks, kur susitikau, pasikalbėjau bendrom frazėm, toks, kaip būna, sakau, mandagus, taktiškas pokalbis, kurie tikrai yra reikalingi, bet tai yra tie žmonės, kur mes realiai gebam būti emociškai nuogi, kur gebam tiem žmonėm papasakoti, kaip aš prasileidau, kaip aš sufeilinau, kaip aš padariau nesąmonę kažkokią. Tai va, tai ir tie žmonės, va, tas yra santykis, ar ne, kad man yra saugu netgi va, su kitais žmonėmis realiai visiškai atsiverti, papasakoti, ar ne. Tai va, tai mes turim irgi pasitikrinti savo gyvenime, ar mes turim va tą žmonių ratą, su kuriais mums yra saugu. Nes mes turėdami tą ratą, tai yra vienas jau iš ženklų, kad mes savyje turim tą emocinį saugumą. Ir kitas dalykas, va tie žmonės, kurie yra šalia jūsų, su kuriais jūs gebat būti tikrai nuoširdžiame, giliame santykyje, atvirame, tokie, kokie esat, ar ne, su visais savo juoduliais. Ir tie žmonės, kadangi jūs savo leidžiat būti tokie, kokie esat, tie žmonės gali būti, kad irgi ir jūs priima tokius, kokie esat. Aišku, nežalojant kitų, ar ne, tas priėmimas, čia tokia stambi tema irgi. Bet tie žmonės yra, grįžtant prie to emocinio saugumo, kai mes keliaujam per sunkius etapus, tie žmonės yra milžiniška pagalba. Ir kad ir kiek mes galim šaukti, ar ne, kad aš užsidarysiu į atsiskyrimą, aš ten išmedituosiu. Ne, reikės žmonių, žmogus yra sociali būtybė ir mums reikės va tų žmonių artimų, to palaikymo, to prisiglaudimo, to apsikabinimo. Nors dabar, ar ne, tas kaip eina New Age amžius ir visi tokie nušvitę po vieną, aš nesutinku su tuo, aš, kaip sakau, senovinė, esu senovinis žmogus ir aš pati turiu tą draugų ratą, kur realiai
bet kokia situacija galiu kreiptis, kad ir kaip man sunku, galiu kreiptis, kad ir kas vyksta, kad ir kaip prafeilinau, galiu kreiptis ir papasakot, kad blemba, kaip prasileidau. Tai va, ir tie žmonės yra realiai be galo didžiulė atrama ir be galo didžiulis palaikymas. Ir va, netgi, kad tos pabaigos būtų ar nelengvesnės, mes turim išmokti taip komunikuoti, kad mes susikurtume tą ratą aplink save, nes taip po vieną, tai mes labai greitai ten atrodyti, kad mes nušvitom ar ne, arba aš net galiu darbą nueiti ir būti ten labai linksma, labai faina, labai ten visokia kokia ir grįžtu namo ir va čia ta realybė prasideda, arba būnu su artimais draugais, kur ten santykiai vyksta ne metus, ne 2, galbūt 10 metų ir tie žmonės žino, kas iš tikrųjų vyksta, ar ne, ir nereikia tenai nei vaidinti, nei apsimetinėti ten fainais ir panašiai. Ir va tie žmonės ir yra iš tikrųjų labai didelė atrama ir labai didelė pagalba. Tai va tas yra, čia su viena mergina taip neseniai labai gražiai kalbėjom, kad žmonės tokie yra iš tikrųjų vieniši ir nutolę vieni nuo kitų, tai mes turim grįžti į tą senovę, kai žmonės pažinodavo kaimynus, kai mes susitikdavom gyvai su draugais, o ne tik telefonu kalbėdavom ar ne, ir realiai mokintis draugauti iš naujo. Tokiais laikais, kai tiek daug draugų, man atrodo, kad reikia mokintis draugauti iš naujo. Ir va tie žmonės ir bus jūsų tie pečiai, kai bus va tie sunkus etapai. Nes tie etapai, kad ir kokie jie sunkus, jie pasibaigs. O kas būna lieka ar ne, kad žmonės lieka šalia mūsų. Čia kaip neseniai skaičiau tokią gražią mintį, to galvoju, pabandysiu ją perteikti. Kad internete, ten buvo vienaskaita kalbėta, bet aš pagalvojau apie savo gyvenimą taip daugiskaitą, kad kažkokia mergina pasidalino mintimi, kad sako, aš taip džiaugiuosi, kad aš į naujus metus išeinu su sena geriausia drauge. Ir aš taip pagalvojau, kaip aš džiaugiuosi, kad aš į naujus metus išeinu su tais pačiais žmonėmis, kad tas pats ratas žmonių jisai pasipildė, o tie visi seni žmonės ir išliko, kurie jau daugybę metų šalia. Ir va tie žmonės tikrai yra mūsų didžiulis džiaugsmas ir pagalba, tai jeigu ar ne, turim va tą artimą ratą ir kas simbolizuoja, kad tai yra, kad yra tas saugumas. Jisai galbūt ne 100% ar ne, bet tas, kad mes gebam išlaikyti ilgalaikę santykį, tai yra labai labai rimtas rodiklis. Ir tų santykių, aišku, mūsų gyvenime daug yra ir darbiniai santykiai, yra romantiniai santykiai, yra draugų santykiai, bet kažkurie santykiai turi būti ilgalaikiai, ar ne, bent vieni iš jų. Jeigu visi santykiai tokie paklybę, tai bėda. Turit mokintis komunikuoti. Yra toks gražus dalykas nesmurtinis bendravimas, kur bendravimas be smurto. Čia yra didelė tema, nes mes labai užaugę visi smurtiniai aplinkoj. Ir Amerikoje yra mokyklos, kur vaikai mokami nuo mažens nesmurtinio bendravimo, nes labai daug žmonių, pavyzdžiui, bendrauja per kaltinimus vieni kitų, ar ne, kad kažką apkaltinti, įgelti, pasakyti. Tai va, tai toks, kam yra bėda su bendravimu, pasižiūrėkite tą temą, pasidomėkite nesmurtinio bendravimo, labai labai gera tema. Taip, kas dar dėl emocinio va to saugumo, kad tos pabaigos ar ne būtų negriaunančios, o mes, kaip sakau, vėjas į visų mūsų gyvenimus papučia, mes pasibuojam, pabanguojam, bet vis tiek ar ne tas šaknis išlaiko tą mūsų medį. Tai va, tai ar ne, dar mes ką turim jausti saugus savo aplinkoje, ten, kur esam, turim jausti saugus darbe, turim jausti saugus namuose, namai neturi būti. Žmonės irgi pranta, kad namuose, pavyzdžiui, emocinis smurtas bujoja, žmogus yra žeminamas, užgauliojamas ir irgi tai tampa kaip norma. Va čia kaip sakiau, ar ne, kad žmonės pripranta prie tos smurtinės aplinkos, netgi ir prie didžiulio kančios kiekio. Kažką yra, kad, pavyzdžiui, darbe nuolat užgaulioja ir tokių dalykų neturi būti. Ir mes turim jaustis saugus savo aplinkoje. Taip, jeigu ar ne, nesijaučiam saugus ir tenai būnam, tada klausimas, kodėl aš ten būnu, kas manyje ten yra sužeista. Taip, dar vienas iš klausimų tokių irgi, ar žinau, kaip susidoroti su sunkumais, stresu. Turim turėti savipagalbos tą rinkinį tokį, ar ne, turit kažkokį stresą, turit išgyvenimus, tas yra normalu, sociume gyvenam,
daug skirtingų planetų, planetos kartais susiduria, bet aš turiu kažkokiu tai, sakykime, būdų, kaip aš padedu savo. Galbūt vakare ar ne, jūs prisėdat, nežinau, kažkas tai piešia, kažkas pamedituoja, kažkas gal eina pagroti, kažkas išsisportuoja. Tai va, turėti tą savo rinkinį, kaip aš savo padedu. Galit pasidalinti komentaruose, kaip jūs savo padedat. Gal kažkam jūsų savipagalbos priemonė dar kažkam tai padės. Tai va, ar ne, turėkit tą savo rinkinį, nesnešiokit, nes stresas, įtampos kaupiasi ir paskui jos prasproksta kaip panikos priepaliai, jos prasproksta kaip nerimo atakos. O jeigu mes patiriam stresą, viskas okei, visi patiriam, neapsikraukim ar ne ties to, bet svarbiausia, ką aš paskui nuveikiu su tuo stresu. Ar aš kažkaip jį iš savęs išnešioju, ar ne? Ir va čia va turim atrasti tuos savo metodus, nes yra, pavyzdžiui, žmonės, kurie labai ugningi, jiems yra labai gerai ten vaikščioti į baseiną. Yra žmonės, kur ten, nežinau, darbe galbūt patiria kažkokių baimių daug, ar ne, o baimė jinai stingdo žmogų. Žmogus pradeda va taip trauktis, ar ne, galim pastebėti, gal pečiai mūsų traukiasi, nežinau, ties krūtinė, ar ne, atsiranda kažkokia įtampa. Tai tada reikia, kaip tik sakau, tą žmogų ten atšildyti, masažus dažniau nueiti. Aišku, ten ir prasukti galvoje, ar ne, tos dalykus, kodėl aš esu tokio aplinkoje, bet vis tiek, net jeigu ir negaliu ten gal kurį laiką išeiti iš to darbo, kuris ten mane kankina, nes gal pinigų reikia, ar ne, pavyzdžiui, kai būna vienišos mamos su vaikais, tikrai yra daug, kurios dirba kažkokioj stresinėje aplinkoje, nes darosi tai pereinamosius etapus, ar dar yra tas etapas, kai jaučiasi nesaugi ir bijo išeiti. Tai va, bet ar ne, jeigu patyrėm tą stresą, kad mes turim turėti va tą savipagalbos rinkinį. Ir mes ar ne ir taip neprisikaupiam to streso ir tuo pačiu stiprinam savo vidų, tai pasigalvokit, kas jums padeda. Ir kitas dalykas, ar vertinu save, irgi dar klausimas, ar ne, ar vertinu save, ar pasitikiu savimi. Mes būna labai dažnai nevertinam savęs, ar ne? Net esu turėjus neseniai gan porą konsultacijų, kur žmonės sako, ai tai aš nieko nevertas. Nu čia dabar sakau, kas per kirminas galvoj sėdi, kas per kirminas galvoj, ar ne? Ir būna mes vėl prisiskaitom internete tų skambių frazių, kad visi mes Dievo vaikai, visi mes nušvitę, visi mes svarbus, visi mes unikalūs, autentiški. Gerai tas frazes pasiskaityti, reikia savo, kaip sakau, dėti į galvą tą teisingą informaciją, tarsi lašinti lašas po lašo, kol pratašys tuos mūsų nepasitikėjimo savimi akmenis. Bet vėl ieškoti, kur tas mano pasitikėjimas nusimušė. Ir vėl čia labai dažnai žmonės atsimuša į kažkokias vaikystės traumas. Aišku, galima darytis ir tam praeitų gyvenimų regresijas, ir tas gali padėti, bet vis tiek visi mūsų praeiti gyvenimai reiškiasi dabartinėme gyvenime. Visų praeitų gyvenimų sankaupa vyksta dabar, čia kur esu, toj vietoj, kaip atrodo mano namai, kaip aš jaučiuosi viduje, kokie yra mano santykiai, ar ne, viskas reiškiasi dabar ir jūs galite, ar ne, tiesiog žiūrėti, ar ne, kas dabartyje man skauda, kas ten kliba ir vėl ką aš darau su tuo. Ir šiaip būna į vaikystę, dėl ko aš taip pati labai palaikau va tuos tokius psichoterapinį tą darbą su vaikystę, nes vaikystė, aš kaip sakau, yra labai intensyvi karmos mašina. Aš net vadinu vaikystę karmos mėsmalę. Nes tame laikmetyje vaikas, mes kai būnam vaikai, mes labai stipriai papuolam į tą aplinką, ar ne, kur mus tarsi įmetė gyvenimas ir mes nelabai galim pasipriešinti. Va ten yra tas tarsi mūsų karmos sankaupa išsprogsta. Mes jau užaugam, įgaunam kažkokių žinių, mes pradedam ten su emocijomis dirbti, bandyti padaryti kažkokius kitus emocinius pasirinkimus, sprendimus geresnius. O kai vaikas, jisai tarsi neturi tos galimybės, įmeta į mokyklą 12 metų, įmeta į šeimą, kur galbūt jam totaliai nepatinka ta šeima, bet jisai negali ištrūkti. Ten to šeimoje jį bara, žemina, kažką ten, nežinau, su diržu prilupa, ar ne. Ir vaikas negali pasipriešinti. Tai va, čia yra, čia visgi, kad ir kaip būtų liūdna, čia yra mūsų pačių karma,
kur mes papuolėm. Ir grįžtant netgi į tas vaikystės patirtis, į va, tuos išgyvenimus, mes jeigu juos ten susitvarkom, labai daug atsidaro, kaip sakau, tas dabarties žiedas, jisai pradeda išsiskleisti. Nes vaikystė irgi savotiškai yra irgi tos šaknis, tokios stipriosios mūsų, tos šaknis, ar ne, jos turi būti pamaitintos, kad mes žydėtume. Tai nepabijokit tų grįžimų į vaikystę, tokio labai nuoširdaus vaikystės prakontempliavimo, gali būti netgi tas vaikystės kažkokių žaizdų išsirašymas ir vėl atrasti metodikas, kaip jūs tą tvarkysitės. Nes tų metodikų šiais laikais yra tikrai labai daug, yra labai gerų, tiesiog reikia pasiieškoti ir pasityrinėti. Jeigu turėsit klausimų kažkokių, tai galit rašyti. Jeigu nepraleisiu, pasižiūrėsiu. Tai va, ir dar vienas toks ar ne klausimas iš va to emocinio saugumo pusės, tai ar pasitikiu savimi. Gan daug klausimų, ar ne, susideda ir čia nėra visi klausimai būtent apie tą emocinį saugumą. Bet va tas ar ne, kad ar jaučiuosi mylimas, ar jaučiuosi priimtas, ar jaučiuosi saugus savo aplinkoje, ar galiu drąsiai dalintis ten su artimais žmonėmis savo mintimis, jausmais, ar žinau, kaip susidoroti su sunkumais, ar vertinu save, realiai galbūt vertinu save, kaip mes turim daug subasmenybių netgi. Galim vertinti save kaip, pavyzdžiui, partneris santykiuose, ar ne, kad aš esu visgi svarbus žmogus, o ne kad, kas aš ten niekas, kažkas tai mane priėmė į santykį. Ne, santykį kūrė du žmonės, ne vienas ir abu turi save vertinti. Toliau, ar ne, mes, pavyzdžiui, darbę būna žmonės nevertina savęs, kad savęs kaip specialistų nevertina. Būna žmonės pasako, kad ten, pavyzdžiui, nežinau, ten 10 metų fantastiškai dirba savo srityje, bet ten bijo pakelti įkainių savo srities. Dažna būna ta problema, bijo apie savo darbą kalbėti, nes, čia visi, taigi ten, nežinau, kaip pavyzdys ar ne, galim paimti, visi veda jogą, tai ką čia mano ta joga paprasta, ne, gali būti, kad jūsų joga tokia fantastiška, kad visi turi apie ją sužinoti, ar ne, galbūt jūs taip gerai vedat, ar galbūt, nežinau, meditacijas vedat, ar ne, kažkokias ir reikia pasaulyje apie jas papasakoti, gal jūs nuostabus specialistas, tai šitais mes, ar ne, tai ką darom ir būna bijom dalintis, nepasitikim savim, ar ne, ir va čia turim netgi pasižiūrėti, galbūt aš galiu tai pasakyti stambiai, kad aš nepasitikiu savim, o mes turim taip vėl pasmulkinti, ar ne, ir pasižiūrėti, o kurioje vietoje aš nepasitikiu savim, gal aš profesiniai srity nepasitikiu savimi, gal santykiuose, gal kaip moteris, gal kaip vyras nepasitikiu savimi, ar ne. Ir mes tada vėl padetalizuojam tą vietą ir mes galim žiūrėti, ką daryti su tą vieta, ar ne. Jeigu ten, pavyzdžiui, nepasitikiu darbinėje srityje, ten, pavyzdžiui, kaip pasireiškia tas mano nepasitikėjimas, gal aš tiesiog bijau pakelti įkainių savo darbo, ar ne. Ir tada pagalvoju, kaip čia man išspręsti tą problemą, gal nueiti kokią coachingo konsultaciją, gal su draugais pasikalbėti, kad jie sakytų, ką tu čia nusišneki. Tu turi, ar ne, tu geras specialistas, gal su kitais specialistais pakalbėti, kokie jų įkainiai, kaip jie išdrįso pasikelti, ar ne. Tai va, ir mes galim taip, ar ne, tarsi į tą savo vidinį iššūkį racionaliau pasižiūrėti ir pagalvoti, kaip jį spręsti. Taip, kas dar svarbus dalykas su tom pabaigom, ar ne, tai va tokius dalykus susidėlioti, kad tiesiog net susirašyti, ar jaučiuosi mylimas, priimtas, ar ne, sau leisti atsakyti šitos klausimus ir kur yra tos spragos, aš apmastau. Ir ką mes dar galim pasidaryti šitoje vietoje su tom pabaigom, kad jos nebūtų tokios skaudžios. Būna pabaigos, labai dažnai pradeda apie save perspėti iš anksto. Pabaiga būna kartais akimirkų, kai pabaiga ateina staigiai, ar ne, žmogus galbūt žūsta autoavarijoje ir panašiai, būna ir tokios pabaigos, bet su daugeliu pabaigų yra signalai, kaip pavyzdžiui mirtis, ar ne, jinai nuolat duoda savo signalus. Žili plaukai atsiranda, raukšlės, mes tada būna pataisom tą raukšlę, ten susileidžia žmonės, ar ne, kažkokių medžiagų plaukus, mes moteris nusidažom, išlenda žilas, tarsi apgaunam mirtį, ar ne,
Bet iš tikrųjų, tos pabaigos, jos mėgsta apie save informuoti. Ir šitoje vietoje, kas yra labai svarbu, tą informaciją gaudyti, jos nebijoti. Tai yra toks paprastas ir labai nepaprastas dalykas mokintis pasitikėti savo intuiciją. Nes mes kartais jaučiam, kad kažkas ne taip, kažkas vyksta, kažkas negerai ir apsimetam, kad nieko nevyksta, arba čia kažkas pasikeis ir panašiai. Ir mes iš tikrųjų turim taip išmokti įsiklausyti save, taip pastebėti netgi savo mintis, savo jausmus, savo pojūčius. Nes šitoj vietoj mes irgi taip labai linkę save tarsi kažkaip užglušinti, kad aš galbūt čia ne taip, čia gal kažkas čia aš turbūt šiaip prisigalvojau, čia fantazuoju, čia turbūt ne taip supratau, ne taip išgirdau, ne taip pamačiau, čia galbūt to nėra, čia aš turbūt blogai pajaučiau. Ir tuos visus blogai pajaučiau, turbūt ne taip supratau, ne taip išgirdau, realiai turim kartais padėti šalį ir savęs paklausti, ką aš realiai jaučiu, kas iš tikrųjų vyksta. Man galbūt, nežinau, dėl kažko skaudu, aš apsimetu, kad viskas okei. Ir mes taip išdavinėjam save, išdavinėjam ir mes paskui vieną dieną kaip pratrūkstam, tai būna taip viską sugriaunam, vis kažką ten statėm, bet su tokiu išdavinėjimo savęs prieskoniu ir mes paskui taip viską nušluojam, nes tiesiog sakom, stop, gana, galbūt aš jau senai jaučiu, kad man čia negerai, ar ne, galbūt ten dirbu kažkokį darbą nemylimą, bet kažkas pasikeis, gal ten vadovas, gal kolegos, gal kabinetas, gal, nežinau, mano kažkokios vidinės savybės, ar ne. Ir, taip tarsi užkalbam save, kad tarsi su manimi kažkas yra ne taip. Arba ten su žmonėmis kitais, o kartais reikia tiesiog sustoti, pasitraukti, išeiti į mišką, pasivaikščioti ir sakyti, kas vyksta, kas negerai, kas yra, ar ne. Ir mes, kai išmokstam klausyti tos intuicijos, jinai pradeda su mumis kalbėti, nes intuicija, jinai, galima sakyti, pradeda mirinėti mes, jeigu jos neklausom. Ir kaip būna, žmonės dažnai klausia, kaip atskirti, kur ten, nežinau, kažkokie proto išvedžiojimai, ar ne, kur minčių išvedžiojimai, o kur tas tikras intuicijos balsas. Intuicija, jinai turi kelis lygmenis. Tai vienas iš jų yra toksai, jeigu taip irgi neįsiplečiant į šitą temą, yra ta tokia jausminė intuicija, galima pavadinti taip, kai mes jaučiam, kad kažkas ne taip, gal negebam įvardinti, bet mes jau atkreipiam dėmesį į tą jausmą, pradedam pafiksuoti, kad kažkas čia ne taip, kažkas negerai, ar ne? Ir mes tada, kai taip pafiksuojam, kad gal kartais būna tas, kad aš nežinau, kas negerai, irgi galima leisti savo tą labai drąsiai pripažinti, aš dar nežinau, kas vyksta, bet jaučiu, kad kažkas negerai. Aš su tuo pabūsiu, ar ne? Ir mes, kai tą pafiksuojam, pradeda tarsi tas žiedas, net ne žiedas, ta sėkla, jinai po truputį pradeda laistytis mūsų dėmesiu ir tavo intuicijos, ta sėkla, jinai pradeda po truputį kaltis. Kai mes išgirstam savo mintis, kai mes pradedam jausti savo kūną ir aš tada pafiksuoju, ar ne, ir žiūriu, kad ta intuicija, jinai pasakojo dalykus ir labai rimtus. Ir mes, kartais galim iš anksto jau labai iš anksto žinoti, kad pabaiga kažkur artėja, tam pasiruošti, ar ne, kad tai nebūna tas staigiai griūtis, kur aš nesitikėjau. Gali būti, kad jau buvo milijonas signalų iki to, kuriuos aš praignoravau, nes jie labai nepatogus. Nes su intuicija yra tas, dėl ko žmonės būna dažnai taip jos vengia, jinai nėra patogi. Tai nebus ta, ar ne, kažkokia patogi tetulė, kur sakysim, kad viskas yra gerai. Svarbiausia, ar ne, šypsotis iš ekrano, Indrė sakys, šypsokitės, viskas bus gerai, ar ne. Gali būti, sakys intuicija, nifiga, nebus. Jeigu čia toliau sėdės, ar ne, nebus. Tai ir ta intuicija, jinai taip ir jinai yra atvira. Jinai atvira, jinai tiesiai šviesiai sako. Ir mes, kai pradedam taip, stop, kas čia darosi, stop, dar nesuprantu, kas darosi, bet kažkas vyksta. Ir intuicija, kad augtų, mes turim įsiklausyti savo kūną, įsiklausyti savo mintis, į savo pojūtį, tą momentą pafiksuoti, kai kažką pamatom.
Ir tuomet, jeigu norim taip dar pagilinti intuiciją, turim pabūti tyloj, išeiti į mišką pasivaikščioti, pabūti vieni tam, kad pabūtume savo energijoje. Tas yra ypatingai svarbu moteriams pabūti vienumoje. Aš net ne visada už tylos stovyklas. Tylos stovyklos irgi gerai, jos turi savo indėlį, bet aš mėgstu tą pabrėžti, kad kai kuriais atvejais žmogui reikia totalios vienatvės, kad jisai, užsidaro miško trobeliai, be knygų, be telefonų, be jokių paskaitų, tiesiog totaliai su savimi. Ir va tada, pasilieka su savimi, su savo tuo vidiniu pasauliu, atvirom kortom ir žiūri, ką jam tas vidus pasakoja, kur šneka baimės, o kur jaučiu, kad tikra. Ir va tas pajautimas, kad tikra, jisai ne iš karto būna atsiranda, kartais reikia laiko, kad jisai atsirastų. Tai va, bet šitoj vietoj turit nustoti išdavinėti save. Tiesiog labai paprastai ir nepaprastai, nustoti išdavinėti save. Ir klausyti intuicijos, klausyti tų subtilių pasireiškimų, nepabijoti to, kad jūs kartais nežinot, kas vyksta, sužinosit. Ateis laikas ir kaip sako, tas posakis yra, kad dėla išlenda iš maišo ir kai išlys, tai jeigu klausysit intuicijos, jos išlindimas nebus toks skaudus, bet jeigu mes neklausom intuicijos, tas išlindimas būna labai labai skaudus. Taip, kas dar iš tos pabaigos nemalonios, tai yra, kad mes nepereinam per savo baimės, mes labai bijom. Čia vienu metu buvau sugalvojus padaryti mokymus apie baimės ir prisirišimus, bet paskui nukėliau, nes aš žiūriu, nespėjau. Net nenukėliau, atšaukiau, gal padarysiu pavasarį. Bet baimės, Bhagavad Gitoje sakoma, kad žmogus apskritai turėtų bebaimiškumą turėti, absoliučiai be baimės būti. Tai yra labai aukštas jau dvasinis lygmuo, nes mes turim tą instinktų lygmenį, kur baimė tam tikrais atvejais suveikia gerai, jeigu mes ten, bijom naktį žvėries, arba mus puola ir mes išsigastam. Bet yra ir daug baimių, kurios tokios ir nepagristos, ir mes jų nepradirbinėjame, mes nieko su jomis nedarom. Tai irgi raskit būdus, kaip dirbat su baimėmis, kaip dirbat su prisirišimais, nes, pavyzdžiui, prisirišimai, dėl ko būna iš santykių taip sunku išeiti, nes susikuria stiprus prisirišimai, santykiai būnant emociniai prisirišimai susikuria ir po jais labai dažnai slypi baimės, kad kitas žmogus išeis ir man tada nėra saugu likti su savimi, nes žaidžia tai pinigai, tai kažkoks garbės klausimas, tai orumo klausimas, tai ką pasakysiu tėvams klausimas. Tai čia yra baimės ir vėl kažkur tai bijau išeiti, bijau kažką tai, pakeisti, bijau tos pabaigos. Žiūriu, ko aš iš tikrųjų bijau ir vėl išsigvildenti, nes tas žodis bijau yra labai platus ir mes turim išmokti jungti tą tokį analitinį mąstymą ir išanalizuoti. Nepasitikiu savim, ne tik atkarksėti, nepasitikiu savim, kur nepasitikiu, bijau, ko realiai konkrečiai bijau, kad liksiu be pinigų, kad ten ką reikės draugam pasakyti, kad išsiskyrėm, ką reikės, kaip tėvam pranešti, Tai tas išsiskyriau, ir vėl ten kažkokie jaučiu, kad prisirišimai nepaleidžia, tai irgi, o pasižiūrėti, kas po tais prisirišimais, ką man reikalingas kitas žmogus, kodėl man su savimi nėra to tokio gero jausmo, kad ir kas įvyks šitam gyvenime, svarbiausia, kad aš turiu save, nes kad ir kokie žmonės bus aplinkui mus, ten ir geriausi draugai, ir mylimiausi tėvai, bet ir jie kažkada gali būti, jeigu ne kažkokios gyvenimo, ne kažkokie konfliktai išskirs, mirtis mus išskirs visus. Tai ir tada aš irgi tyrinėju. Labai labai svarbu yra tyrinėti, ko aš bijau, išsiskyriau ir skauda, o ką skauda konkrečiai, kas yra po tuo skausmu. Nes mes būna tiesiog tarsi gedim, kenčiam, bet tai gali būti tai, kad yra kažkoks dalykas po tuo ir mes galim šitą skausmą išnaudoti kaip augimo priemonę,
nes jūs išauksit tuos batus ar ne, atkapstysit, tos situacijos nebesikartos gyvenime, nes mes jeigu neišgydom vienos temos, jinai grįžta, vėl grįžta, vėl grįžta. Tai va tai ar ne, tai panaudoti tą skausmą augimui, skauda po santykių, panaudokit augimui, nueikit į terapiją, nueikit į praktikas kažkokias, medituot pradėkit, jogą darytis, asanas ar ne, ir pamatysit, kaip išeisit. Ir va tas ar ne, kad tiesiog analizuoju, kaip irgi buvo vienas pasidalinimas, kad bijau, kad atims vaikus, nes partneris turtingesnis ir bijo moteris, kad atims vaikus. Ir tada irgi va tokiais atvejais, ar ne, kad aš realiai atsisėdu, pagalvoju, kad aš padarysiu viską, ką galiu, viską realiai, kas yra mano rankose ir dar daugiau, ar ne, kad aš pasistengsiu maksimaliai. Ir paskui mes turim suvokti, kad tuo pačiu, kad ir kiek aš galiu daug padaryti, kad ne viskas mano rankose. Ir vis tiek yra tas dalykas kaip Dievo valia. Ir kad jeigu atims, ir aš padariau maksimaliai 1000% viską, ką galėjau, vadinasi, dar kažkoks dalykas, ar ne, tiesiog ta Dievo valia, dėl ko taip turėjo įvykti. Bet kad tai nebūtų, ar ne, tokie irgi tušti žodžiai, kad taip turėjo įvykti, gali būti, kad tikrai taip turėjo įvykti, bet aš prieš tuos žodžius aš žinosiu, kad aš viską padariau ir man tada nėra gaila, ar ne, kad ir būna žmonės iš tų santykių bijo išeiti, nenori išeiti, tai padarykit viską, ką galit, 1000%, ką galit, ir tada, jeigu matysit, kad vis tiek nepavyko, jūs tada ramiai išeisit, nes mes būna, ar ne, ten sklaidomės tais pykčiais kažkokiais, ir paskui aš išėjau, trenkiau durim, bet jeigu aš padariau viską, tikrai ką galiu, kas buvo mano jėgoms, ar ne, ten būna praeis laiko, pagalvosit, gal galėjau daugiau padaryti, bet kai būnam tame etape, tai mes tikrai padarom viską, ką galim iš to etapo, ir jeigu padariau viską, ką galiu, aš ramiai išeinu, nes viskas, mano darbas baigtas, aš išnaudojau savo limitus, savo resursą, ir va tokiais atvejais, kad ir kaip skaudu, ar ne, pavyzdžiui, su vaikais tai yra, man tai asmeniškai man būtų labai labai skaudu ir aš taip suprantu tą moterį, bet ar ne, bet kartais va taip yra, kad yra va ta Dievo valia, kad yra tas didesnis planas, kad yra kažkokių daugiau kintamųjų, kurių mes nematom ir kartais nieko negalim padaryti, kad ir kaip būtų liūdna, nors kaip ten būna irgi tos skambios frazės, gyvenimas jūsų rankose, jūs padarykite ten savo gyvenimą ir panašiai, kokiu tik norite, tai nuo jūsų priklauso. Jūsų gyvenimas yra jūsų sprendimas. Aš tikrai negalvoju taip, mano gyvenime yra buvo tiek dalykų, kur tai nebuvo mano sprendimas ir aš labai su tuo nesutikau ir man labai nepatiko, kas vyksta ir aš labai to nenorėjau, bet tiesiog, taip turėjo įvykti ir man tas nepatiko, kad taip turėjo įvykti ir ten, kaip sako, priimkite viską, kas vyksta. Aš tai esu tas žmogus, kur aš labai daug dalykų nepriėmiau ir net neketinu priimti, nes man nepatinka, nors aišku, aš suprantu, kad tai yra ir karmos ir yra tie platus mechanizmai, bet gal čia man reikia prasidirbti kažką, kad, yra, kur man nepatinka, kad į konsultacijas tiek daug ateina moterų, kurios vaikystėje prievartautos ir aš labai pykstu dėl to. Man nepatinka, kad vaikų tiek daug skriaudžiamų, man nepatinka, kad karas vyksta, aš labai nepriemu šitų dalykų ir man vienodai šviečia, ką ten sakys, kad priimk, tu turi viską priimti, net neplanuoju. Aš žinau, kad yra tam tikri dalykai, yra karmos, kad ar ne, tai grįžta viskas, bet man vis tiek yra skaudu. Čia aš pasileisiu, paskui. Bet jo, tokie, ar ne, kad yra tas aukštesnis planas, kurio mes negalim įtakoti ir kartais belieka tik tai ir papykti, ir nepykti ant savęs, ar ne, kad pykstam. Ir neužsidėlioti tom skambiom frazėm, kad viskas okei, viskas bus taip, kaip turi būti. Aukščiausiam planetai iš tikrųjų taip. Aukščiausiam planetos tos skambios frazės, jos turi tiesą, jos turi labai labai didžiulę tiesą. Bet žmogiškam lygmenį mes visi žinom, kad jos dažnai nesuveikia. Ir ar ne, ten kaip būdavo su jogais šnekam, tai ten kažkas įvyko, tai paleisk. Sakom, taigi nepagalvojau, paleist reikia, ar ne, tai čia iš tos serijos, kad ten viskas bus gerai, tai paleisk, nusišypsok, būk pozityvus, būk laimingas žmogus, čia susirgo vaikas, būk laimingas, nusišypsok, ar ne, nifiga neplanuoju. Tai turim nepabijoti to tokio ir
kad kartais skauda, kad kartais liūdna, ar ne, ir prabūti tuos etapus. Tie skausmo etapai, jie, kaip sakau, irgi savotiškai kaip kokonas mus būna, kad susupa tas skausmas, ar ne, supančioje, ir aš tam kokone tada turiu tarsi išvirti ir žiūrėti, kas manyje vyksta, ar ne, nes tas skausmas jisai irgi būna, turi savo paskirtį, jisai kažko moko, kažką daro, iš kažkur veda, kažkur mus augina. Tokia yra jau ta žemės, kaip žemės karalystė vadinama, kad žmogus čia auga per kančią. Pavyzdžiui, gyvūnų karalystėje to nėra, gyvūnų lokoje to nėra, žmonių pasaulyje tas yra, kad mes augam per kančią ir va tada tarsi susiviniojom kaip į kokį palmės lapą į tą savo kančią ir žiūriu, kur čia mane augina, ar ne. Tai va, tai intuicija, šitie baimės, prisirišimai, ar ne, prie ko prisirišau ir žiūriu, nepabijokit jausti to, prisirišau, skauda, kad įsiskyriau, taip skauda, prisipažįstu savo, kad nerealiai skauda, kad labai liūdna, labai pykstu ir žiūriu, ką man nuveikti su tuo, ant ko pykstu, dėl ko pykstu, už ką pykstu, ar ne, ir va tada iškontempliuoju save ir žiūriu, ką daryti su tuo, nereikia čia šitų kažkokių apsimetinėjimų šitoj vietoj, tai va, tai valandą šnekam, gal jau ir užteks. Gerai. Didžiausia baimė yra neprisirišti prie nieko. Tai reikia paleisti. Tai paleiskit. Paprastai tai paleiskit. Kaip čia apsikrauja su tom baimėm. Jo. Ar ne, kiek tų vidinių reikalų, aš čia pajokavau, taip ar ne paleis, bet aš pati žinau, aš irgi turiu emocinį kūną, tai tikrai ten vyksta tie reikalai, tai va, tai linkiu jums, kad ar ne, ta metų pabaiga ir apskritai tie etapai pabaigos, kad jie būtų tokie savi analizės etapai. Dar valandą galiu šnekėti. Gerai, ačiū tau, parašė, kad dar valandą galiu šnekėti, pratęsiam tada. Laiva, ne, iš tikrųjų, tai aš pati jau eisiu pailsėti. Tai tas ar ne, kad analizuokit tas pabaigas, nebijokit tų pabaigų ir gamtą stebėkit, ar ne, kaip gamtoje nuolat vyksta pabaigos, kad turim pratinti savo sąmonės rautą prie laikinumo. Kaip turim, va, kaip tiems drąsos mokymams ruošiausi, kuriuos atšaukiau, tai pasidalinsiu viena tokia praktika, ką irgi buvau suplanavusi įdėti, tai va, bus gal jums kažkam įdomu, bet taip yra, kad mes tarsi labai stipriai, čia aš domėjausi iš dvasinės pusės apie būtent baimės ir prisirišimus, ir šita tema, jinai galima sakyti, paimkim dabar žodžius baimė ir prisirišimai, bet jinai apima didesnį kiekį emocijų ir to mūsų negatyvumo, kad mes esam, galima sakyti taip, gimdami per įvairius kūnus, per žmonių kūną gimdami, per, sakykime, alkanos dvasios, per pragarus, per gyvūnus. Mes labai stipriai įprantam prie kančios ir tarsi ta kančia, galima sakyti, įauga mums į odą, įauga mums į kaulus. Ir mes priprantam labai stipriai ir prie tų baimių, priprantam būti prisirišę prie kažko. Tas žmonių pasaulyje prisirišimas, šiaip iš esmės jo nereikia bijoti, kad jūs turit būti laisvi nuo visko. Kaip pasakyti, sveikas prisirišimas, jisai reikalingas ir jisai yra būtinas. Bet aš čia kalbu apie tą jau nesveiką prisirišimą, kur mums ar ne, jisai kankina mus. Paskui va, tas žema savivertė, ar ne, nepasitikėjimas savimi, kad pas mus šitie dalykai taip keliaujant per tos skirtingus kūnus netgi, taip giliai įsirašo į mūsų audinius, į va tą sąmonės rautą, nes mūsų sąmonės rautas, kaip siela, jinai vaizduojama ten super mažytė, ar ne, ten dabar net nepamanu, kiek ten kartų mažesnė, gal net ten 1000 kartų mažesnė už plauko galiuką, ar ne, tai įsivaizduokit. Bet tenai yra tokia milžiniška duombazė ir toje duombazėje yra labai prisikaupę daug va tokios informacijos apie menkumą. Ir vienas, pavyzdžiui, iš tų būdų, kaip auginti drąsą žmogui savyje, tai yra tarsi nuolat save apsupti istorijomis apie drąsius žmonės. Tai yra, pavyzdžiui, ten skaityti apie karžygius kažkokius, skaityti apie, nežinau, žmonės, kurie ten įveikė kažkokius sunkumus, perėjo kažkokius didelius iššūkius. Ar ne, va, kad tą drąsą mes tarsi
tiek pripratę prie baimės, baimė tapusi daug didesnė norma negu drąsa. Ir mes tarsi turim nuolat save pratinti prie drąsos, ten net gal žiūrėti filmus apie kažkokias iškilias asmenybės, kur jis ten sudėjo visą savo ryžtą, ar ne, ir ten kažką nuveikė, kažką ten pastatė, kažką tai didelio sukūrė, ar ne, net nebūtinai didelio, bet nežinau, pavyzdžiui, ten gal perlipo ten per kokį kalną kažkas, ar ne, dėl ko žmonės taip į Everestą kopia, ar ne, ten baimę savo įveikinėja, ar ten, nežinau, perplaukia kažką ar panašiai, va, kad apsupti save va tom va istorijom, ar ne, kad apie drąsą, apie pasitikėjimą savim, apie tą žmogaus galią, apie tą stiprią būti žmogaus, ar ne, nes mes dažniau skaitom net visokias nesąmonės internete, mums labai patinka istorijos, kai kažkam nepasiseka, kažkas ten sudegė, kažkas tai vėl kažką ten apvogė, ar ne, ir mes tokias dedam istorijas, o turim atvirkščiai va tokias pergalingas istorijas į save dėti. Ir tada taip pat turim apsupti save tuo laikinumo suvokimu, kad ar ne, žiūriu, lapas nukrito, ir tas buvo laikinas čia, ar ne, ant to medžio, žiūriu, atėjo vakaras, ar ne, net, pavyzdžiui, pastebėti toks gražus momentas, kaip ateina vakaras, jis irgi neteina labai staigiai naktis, ar ne, jinai turi tiek daug savo pereinamųjų fazių, tas tamsėjimas, jisai vis gilėja, tai va, tai ir tam, kad tos pabaigos, ar ne, keliaujant prie to nebūtų tokios sunkios, turim pratinti save prie pabaigų momento, mąstyti apie laikinumą, apie mirtį, nepabijoti pamastyti, nebūtinai apie tą tokią fizinę mirtį, kad ten visi mirs artimieji ir panašiai, ir paskui žmogus būna tam stipriai nepasiruošęs ir krenta į kažkokias depresijas, bet pradėti nuo to, ar ne, kad darbo diena pasibaigė. O diena pasibaigė, o dar kažkoks etapas pasibaigė, mano, ten nežinau, gimtadienis, tai vadinasi, praėję metai pasibaigė, va dabar mes turim, ar ne, šitie metai pasibaigė. Tai va tas, kad aš pratinu save, kad laikina, kad visgi yra laikina, ar ne, ir dalykai vyks mano gyvenime. Kartais norėsiu to, nenorėsiu, jie vyks. Tai va, ir klausykit intuicijos, tas labai svarbu. Neišduokit savęs, neišduokit savo intuicijos. Nes jinai vis beldžiasi tiem žmonėm, beldžiasi. Man taip dažnai būna, žmonės pasako, aš taip ir jaučiau, aš taip ir žinojau, aš taip ir galvojau, kad bus. O kodėl netkreipiai dėmesio žmogau į tą savo mintis, į tą savo galvojimą. Ir ar ne, būna, aišku, mes bijom savo minčių, nes ten labai daug tų negatyvių įrašų. Tai čia dėl to mes turim pradėti save filtruoti. Tai va, tai tada šiandien tiek. Ačiū Jums, ačiū, kad prisijungėt. Įrašą paliksiu, tai kas norėsit, galėsit pasiklausyti dar kartą. Ačiū Jums, linkiu, kad tie metai pasibaigtų kuo harmoningiau. Raskit būdus, kaip savo padėti, jeigu skauda. Dėl kažko ieškokit, būtinai tų būdų nesustokit. Tai va, tai ačiū visiems ir mes pasimatysim rytoj jogoj, 7 valandą ryte, kas ateisit į jogą. Tai va, tai ačiū Jums ir iki. Ate.